blogiausia iš kem eurų. Terrible. I don't know about you, but I'm pretty happy to go back. Me too. Sveiki, mano mėlyje keliautojai. Na, o kol dar nepradėjau pasakojimo, tik noriu Jums priminti, kad su mano nuoroda, kurią rasite aprašyme, užsisakydami internetą užsienyje su Seilį, gausite nuolaidą, tai tikrai rekomenduoju pasinaudoti šiuo pasiūlymu. Na, o mes vakar atvykome į Danangą ir nusprendėme apsistoti 5 žvaigždučių viešbutyje ant jūros kranto. Ir ką galiu Jums pasakyti, kad būtent šiame viešbutyje aš valgiau pačius skaniausius savo pusryčius. Tikrai dar niekur nebuvau mačius tokio milžiniško pusryčių pasirinkimo, nes čia buvo galima rasti ne tik vietnamietišką, kinietišką, japonišką virtuvę, bet taip pat ir europietišką. Aš labiausiai apsidžiaugiau pamačius sušių stotelę, tai griebiau visai nemažai sušių ir dar jau kelis kartus pakartoti. Čia taip pat buvo galima rasti ir stotelę su pačiomis populiariausiamis vietnamietiškomis kavomis ir žinoma labai daug egzotinių vaisių. Ir nors keliauju tikrai nemažai, aš jums nuoširdžiai sakau, tokio plataus pusryčio pasirinkimo dar nebuvau mačius. Tai dar prie pusryčių stalo visai pajokavome, kad vertėtų grįžti į Danangą vien dėl šito viešbučio ir šitų pusryčių. Viena naktis čia kainuoja 100 eurų, bet galiu Jums pasakyti, kad visa ta suma tikrai atsiperka vien dėl nuostabios viešbučio lokacijos ir aukštos kokybės aptarnavimo bei kambarių. Labai patogu, kad nereikia ieškoti kažkokio kito pastato, į kurį užsiliptumėte ir pamatytumėte nuostabius panoraminius vaizdus, nes viską turi šis viešbutis. 26 šio viešbučio aukšte galite rasti nuostabią terasą su restoranu, kuris pradeda veikti labiau į vakarą. Vienintelis dalykas, kuris gal kiek nuvylė, tai baseinas, nes prie jo buvo labai ribotas skaičius gultų, kurie buvo visi užimti rankšluosčiais, o ir vanduo buvo gan vėsokas. Tai va. Atostogaujam. Va toks va mūsų viešbutis. Aš žinau, ar dabar gera idėja eiti į paplūdimį, nes dabar yra apie 1 valanda, taip pats tas karštis. Žmonių minimaliai, visi vien turistai. Tai vėlgi, arba sudegsim, arba ne. Žiūrėsim. Šiaip kas labai keista, kad čia yra tiek milžiniškų viešbučių. Ir aš nesu tikrai, ar jie yra pilni, nes viešbučiai po... nežinau, po 24, po 30 aukštų, o turistų tiek daug nesimato. Tai šitas įdomus dalykas ir dar apskritai šiaip, bet prie pat paplūdimio yra ant tiek daug viešbučių, bet dauguma iš jų net nėra baigti. Tai įdomu. Arba Danangas dar bus šiek tiek populiaresnis vėliau. Pavyzdžiui, čia, nežinau, ar matosi ten, visur. Tikrai labai daug neužbaigtų viešbučių. Žodžiu, pabuvom šiek tiek paplūdimyje ir jau atėjo laikas mums įsiregistruoti į kitą viešbutį. Kitai nakčiai pasirinkome 4 žvaigždučių Cordial viešbutį, kuriame naktis mums kainavo apie 40 eurų. Ir nors viešbučio lokacija vis dar patogi, o kaina tikrai normali, aš nepasakyčiau, kad šis viešbutis yra 4 žvaigždučių, gal labiau 3. Viešbutis tikrai nėra blogas, bet jeigu norėtume nors šiek tiek sulyginti su tuo, iš kurio ką tik išsiregistravome, tai būtų tiesiog neįmanoma, nes lygis skiriasi stipriai. Einam apžiūrėti baseino, kuris yra 22 aukšte. Ne, nuklausykit. Nuklausykit. Čia ir vėl matome labai ribotą gultų skaičių, tik ačiū Dievui, kad nebuvo žmonių, taigi nereikėjo peštis dėl gultų. Kadangi baseinas yra paskutinėme viešbučio aukšte, saulė pakankamai stipriai kaitina vandenį, dėl to baseine jis yra šiltas. Atvarėm pavalgyti europietiško maisto, nes jau keliaujam kuris laikas ir jau vietnamietiškas maistas jau biškučiu. Tai pažiūrėsim, ką čia gero bus. Very good. Good? Mine is better. Nežinau, ar tai būna visom merginom, bet Gregas visą laiką užsisako kažką, kas yra skaniau nei mano pasirinkimas, dėl to mes visą laiką turime apsikeisti. Tai jeigu netyčia užsuksit į šitą restoraną, tai žinokit, kad jie turi nerealų Oreo milkshake. Bulvytės su burgeriais taip pat buvo labai skanios, taigi ne veltui ši vieta yra taip išpopuliarėjusi turistų tarpe. Na, o skaniai pavalgius atėjo laikas grožio paslaugoms. Žodžiu, tai pasidariau nagus, šį kartą pasidariau šiek tiek brangiau, tai už manikūrą, pedikūrą sumokėjau 20 eurų.
nes praeitą kartą mokėjau už manikiūrą pedikiūrą gal 16, tai labai pigiai, bet buvo labai prastai padaryta. Tai va, šiandien šiek tiek brangiau, bet matau, kad žiūri gražiai daro. Tai pirmą pasidariau tik pedikiūrą, dabar galvoju, reikia pasidaryti ir antrą. Tai va, taip ramiai ir praėjo pirmoji pilna diena Danange. Kitą rytą atėję papusryčiauti naujame viešbutyje neradome labai didelio pasirinkimo. Taip, šiek tiek salotų, šiek tiek žalumynų, žinoma, kaip visada klasikinė kiaušinienė, bulkutės, džemas, savame suprantama, kad taip pat vietnamietiški pusryčiai, tai pho sriuba, kas be ko tikrai neapsieisime ir be keletos mėsyčių gabaliukų, bei šiokių tokių vaisių ir kitų desertų. Pusryčiams pho, arbūzas, kava, sultis. Taigi šiandienos pagrindinis tikslas yra aplankyti žymiuosius Banna Hills. Mes pirkom turą į Banna Hills. Tai dabar keliausime apie valandą autobusu ir to turėsim keletą valandų pabuvimo tenai. Žiūrim. Šiaip man biškai baisu, nes žmonių tai trilijonas tiesiog. Nežinau, kaip mes čia visi tilpsim ant to tilto ir apskritai į visą tą amusement parką, bet... Iki Banna Hills driekiasi vienas ilgiausių ir aukščiausių linų keltuvų pasaulyje, kuriuo iki pat viršaus kelsitės apie pusvalandį. O jeigu jums dar kyla klausimų, kasgi tas Banna Hills, tai yra tiesiog pramogų parkas, turistinė vieta netoli Danango, kuri išgarsėjo būtent tada, kai parke buvo pastatytas rankomis laikomas tiltas. Pirmiausiai negalvojau, kad tai bus būtina, bet dabar tikrai rekomenduočiau visiems su savimi pasiimti Banna Hills teritorijos žemėlapį, nes visa vieta yra gerokai didesnė, nei jums gali pasirodyti. O taip pat labai rekomenduoju pasirinkti rytinę ekskursijos laiką, nes daug kas sako, kad vakare būna apsiniaukę, o kartais net ir aplanko rūkas. Kol kas pasakysiu jam taip, kad tikriausiai blogiausia išleisti €100, nes tiesiog turistinis pasaulis visas padaryta nuotraukom, žmonių milijonas, nei praeit, nei visur eilės. Visur visi stumdosi, rėkia, šaukia, visiškas bardakas, netgi dabar gali girdėti ir tiesiog toks, ko aš atvažiavau pažiūrėti. Ir va čia, kur man pradeda labai nepatikti tas dalykas, kad šita vieta yra būtent žiauriai išpopuliarinta influencerių, kaip kokia nereali vieta, kaip viskas gražu, kaip viskas nuostabu. Nu ne, nežinau, aš stengsiuosi dar šį bei tą parodyti, bet nematau aš kažkokio ypatingumo šitoje vietoje, labai taip tiesiai šviesiai sakant. Jeigu norit nuotraukos ant to tilto, tai tada reikia užsisakyti naktį viešbutyje, čia esančiame viešbutyje, nes viešbučio gyventojams tiltas yra atveriamas žymiai anksčiau. Tai vėlgi, tokie visokie, jeigu nori to, tada darai tą. Šiaip tikėjausi, kad nors kažkas bus įskaičiuota į tą €40, bet už viską, ką norėjome nuveikti pačiame Banna Hills, reikėjo mokėti papildomai. Tai iš esmės į €40 įėjo tik tais nuvežimas autobusu ir keltuvai į patį kalną. Tai tik noriu parodyti, kad va čia ale yra žinoma egg coffee, kur iš vis, ta prasme, tragedija. Čia yra coconut coffee, kur turėtų būti ale frappė ir čia pridėjo tiesiog ledukų. Tragedija. Gėrimai ir maistas šioje vietoje buvo patys brangiausi, kokie tik valgėme Vietname ir patys šlykščiausi. What do we think? Terrible. Dabar maistas nušlykštus. Brangu šlykštus, neskanus, bjaurus, sausas, be skonio. Tragedija. Aš nežinau, šiandien tiesiog. Tai ką žinau, šiaip nelabai čia kas ir buvo daugiau veikti, kad tiesiog pasivaikščioti po dirbtinai sukurtą instagraminį miestą, šlykščiai ir brangiai pavalgyti
ir gal pasižiūrėti keletą labai nekokių čia rodomų pasirodymų. Kad nuvylė, tai čia net ne ta žodis. Iš tikrųjų net nesuprantu, kodėl žmonės čia atkeliauja, tai tikriausiai vien dėl to tilto, bet daugiau tai čia tikrai nėra ką pamatyti. Šiaip dar teko girdėti, kad Banana Hills yra populiaresnis tarp azijiečių turistų, nes čia galima pamatyti daug įvairių Europos žinomų fontanų, replikų, prancūzišką miestelį ir panašiai. Kadangi azijiečių turistams Europa yra labai tolima kryptis, jie mėgsta atvykti čia, kad galėtų bent šiek tiek suprasti, kaipgi galėtų atrodyti tie Europos miestai. I don't know about you, but I'm pretty happy to go back. Me too. No hesitation. We need to eat. Yeah, like normal food. Normal, good food. Yeah. French food? Kaip visi ir minėjo, po pietų oras tikrai labai suprastėjo, pradėjo lyti ir atsirado rūkas. Taigi, kaip ir sakiau, tikrai geriau aplankyti Banana Hills ryte. O aš tik noriu priminti, kad visas mano kelionės rekomendacijas ir nerekomendacijas galite rasti mano elektroninėje svetainėje www.spalvotampasauliui.lt. Ten rasite ir mano Vietnamo kelionės gidą, kuris padės jums lengviau susiplanuoti savarankišką kelionę Vietname. Vietnamo gide rasite visą reikiamą informaciją apie tai, ką pamatyti, kur pavalgyti, kaip keliauti tarp miesto, bei žinoma, kokiųgi dokumentų reikėtų jūsų kelioniai. Tuo tarpu audra ir lietus taip įsisiautėjo, kad visi keltuvai buvo sustabdyti kuriam laikui ir aš net nežinau, kaip ilgai mes tiesiog kabojame ore ir nežinojame, kada mes pagaliau sugrįšime ant žemės. Šiaip netaip pasiekėme žemę, bet audra tikrai nesiliovė ir po to sužinojome, kad keltuvai buvo visiškai sustabdyti iki tol, kol ji nors šiek tiek nurims. Na, mes jau tikrai buvom pasiruošę grįžti atgal į Da Nango miestą ir nes norėjome ko nors skaniai pavalgyti po tokios prastos patirties Banana Hills. Da Nange mes praleidome 3 dienas ir manau, kad jų pilnai užteko viskam čia aplankyti. Vieną iš tų dienų praleidome tiesiog išsinuomavę motorolerį, keliaudami aplink Da Nango miestą, ką tikrai rekomenduočiau ir jums, jeigu jūs galite vairuoti motorolerį. Mes išsinuomavome motorolerį iš savo viešbučio ir dienai tai kainavo 6 eurus. Cash? Na, bet kadangi mūsų kitą dieną jau laukia skrydis į Balį ir tai mūsų paskutinis vakaras Vietname, nusprendėme jį praleisti itin ramiai. Paskutiniam rytui Vietname turėjau tik vieną reikalavimą. Norėjau paskutinį kartą išgerti 2 savo mėgstamiausių kavų. Tai žinoma vietnamietiškos kiaušinių kavos ir vietnamietiškos kokosų kavos. Taigi mūsų paskutiniai pasispardymai Da Nange. Hello! Tai atvarėm pagulėti paplūdimy, šiek tiek pasideginti ir už kelių valandų jau varysim į oro uostą. Ir čia jau baigsis mūsų Vietnamo kelionė, visai pakankamai greitai. Tai ką norėjau pasakyti, kad vis tik pasitvirtina tas faktas, kad Vietnamo kelionė yra šiaip iš tikrųjų nelengva ir tai nėra poilsio kelionė. Taip, Da Nange mes biški Hojane šiek tiek pagulėjom, Da Nange šiek tiek pagulėjom, bet iš esmės, tai yra aktyvi kelionė, daug dalykų ką pamatyti, ką padaryti. Tai dabar jau tikrai norisi šiek tiek šiokio tokio poilsio. Tai va, o tą poilsį ir gausim ten, kur skrendam toliau. Šiaip vanduo žiauriai skaidrus, šiltas ir tikrai labai švarus. Tai tas labai faina, bet yra šiek tiek nemažai medūzų, šiaip žuvyčių, bet ir mirusių žuvyčių. Nežinau, ką tai gali reikšti, bet kiek žinau, kad medūzos reiškia, kad vanduo yra švarus. Šiuo metu paplūdimyje iš esmės manau, kad yra tik turistai, nes visi vietiniai ateina tik tais vakare išsimaudyti, nes jie vis dar bijo saulės. Tai va, saulė tikrai pakankamai kaitri. Nudegėm, bet nesudegėm. Taip, tvarkingas, gražus Da Nango paplūdimys. Tik tiek, kad šiaip Da Nangas pats šiek tiek nuvylė, nes nepasakyčiau, kad čia yra labai daug veiklų, labiau toks pagulėjimui prie jūros miestas. Labai norint, jau galima pradėti maudytis 4:30. Na ką, kuprinės sukrautos ir mes jau keliaujame į oro uostą, kur pasisveriame savo kuprines ir suprantame, kad jos gerokai sunkesnės negu leidžiama.
Tai pirmą kartą gyvenime reikia susimokėti už per sunkų bagažą. Realiai pirmą kartą gyvenime dažniausiai pasako, nieko ar kažką panašaus, bet šį kartą galimas svoris buvo kiekvienam iš mūsų po 7 kg. Mūsų abiejų kuprinės svėrė 20 kg. Tai už abu susimokėjom 10 €. Kur nežinau, Europoje tai reikėtų už vienam sumokėti apie 60 €. Tai čia iš vis centai realiai. Tai va, su šiokiu tokiu liūdėsiu paliekame Vietnamą, bet jau apsitarėm, kad tikrai dar norėsim kažkada čia grįžti, tik kitą kartą tai reikės padaryti su visiškai tuščiomis kuprinėmis. Na, o čia pirmą kartą gyvenime sudalyvau koncerte, kuris vyko lėktuve, tai buvo tikrai labai įdomu ir skrydis iš Vietnamo į Indoneziją tikrai neprailgo. Nuo dabar mes tęsime savo kelionę Balyje, o jeigu jūs domina kelioninis kontentas, tai tikrai labai raginu užsiprenumeruoti šitą kanalą ir sekti mano keliones Instagrame. Ačiū už jūsų palaikymą ir komentarus, bei susitiksime būsimuose video.